Labas. Ten jūs matote Mają, mes esame paplūdimį, netoli San Francisko. Čia Kristoferis kol kas nuobodžiauja. Mes atėjom dabar į paplūdimį ir mes nusprendėme gyvendinti seną projektą. Čia viena mūsų komentuotoja nuolat prašo padaryti slaimą su smėliu. Žiūrėk, Maja, mes turim slaimą iš namų atsinešę. Rodyti. Gerai, tu norėsi dėti smėlio? Patruputį. Ir maišom. Panašu, kad reikia dar vandens truputį, ar ne? Maja nubėgo pasisemti iš vandenino vandens. Aha, kažin ar jai pavyks, pažiūrėkit, kokios didelės bangos. Jis yra ledinis čia prieš San Francisko, toks kaip Baltijos jūra. Čia visada būna šalta, nes čia eina šalta srovė. Bijo Marytė. Aš tai pažiūrėsiu, kas čia man sekasi, žiūrėkit, jisai. Kol kas susimaišo smėlis, ne, šiaip tai mums kol kas vandens gal ir nereikia. Neša Maja? Marytė, tu kol kas dėk čia vandenį. Kol kas nepilsim, nes panašu, kad kol kas nereikia. Žiūrėk, dar smėliuko reikės, katinėlį. Dabar? Jo. Matai, jisai po truputėlį susimaišo. Aš nežinau, kas čia bus. Gerai. Maišom ir maišė. Aš tau dar įdėsiu. Va, maišom. Gaunasi tokia košė. Čia truputėlį sumaišiau su vandeniu. Gaunasi tokia košė. Matosi, kad slaimo gabalai tiesiog atskirai. Jie atsiskyrė, va, tokie snargliai. Tai dar smėlio pridėsiu. Na, žiūrim, kas gavosi. Aš pridėjau vandens, pridėjau daugiau smėlio. Na, kažkas tai gavosi. Jisai, matosi, kad slaimas, jisai atsiskyrė į siūliukus tokius. O matosi, kai jis krenta, matosi tokie kabantis atskiri slaimo siūlai. Tokie snargliai. Ir jie truputėlį tą smėlį taip laiko. Dabar jisai sunkiau jį, tarkim, padaryti iš jo besilaikančią formą, bet jis turi tokį elastingumą. Pabandykim padaryti bokštą iš jo. Ir nu, tokį šiokį tokį turi, kinetinio smėlio tokias savybės. Gan įdomus. Žiūrėkit, koks čia paplūdimys gražus. Va, tokios uolos gražios. Čia viskas gražu. Na, žodžiu, eksperimentą mes įvykdėme. Prašymą žiūrovės. Ir ganėtinai įdomu. Pažiūrėkit, gan gražus gaunasi bokštelis. Ačiū už jūsų laikus ir ate.